Labas vakaras. Eteryje Akistata. Speciali laida skirta temai, apie kurią kalba visa Lietuva. Esu tikras, kad pasižiūrėję šį mūsų reportažą, pagrindo sunerimti turėsite dar daugiau. Faktai ir aplinkybės, kurias pavyko atskleisti mūsų žurnalistam, verčia susirūpinti ne tik redakcijos žurnalistų, bet ir visų jūsų saugumu. Ima aiškėti, kad pedofilų klano čiuptuvai drėkėsi į aukščiausius teisėsaugos ir politikų kabinetus. Jau akivaizdu, kad galingo ir įtakingo pedofilų klano čiuptuvai apraizgė aukščiausius teisėtvarkos ir politikos sluoksnius. Ar gali būti taip, kad profesionaliai organizuota dviguba žmogžudystė Kaune įvykdė ne Drąsius Kedys, o jo paties jau nebėra tarp gyvųjų? Kruvinasis pirmadienis Kaune iškėlė daugybę vieną už kitą kraupesnių versijų. Baisiai skamba, bet čia taip yra. Jūs tikit, kad yra pedofilų klanas? Tik jo čia už tai tas klanas ir jos šitus pedofilus traukia. Čia tikiu, čia 100%. Čia 100%. Kad jie vieni kitus dangsto? Taip, dangsto, ne pinigai, o pedofilai vienas kitą dangsto. Drąsius Kedys, ieškodamas jo dukrelę prievartavusių pedofilų, išsiaiškino aukštų pareigūnų ir politikų pavardės, o jie nenorėjo būti išvilkti į dienos šviesą ir darė viską, kad ir toliau liktų tamsiame šešėlyje ir nebaudžiami galėtų prievartauti mažus vaikus. O dabar, kadangi man niekas negali padėti, aš atlieku, sako, privatų tyrimą. Pats. Ir, sako, mes nustatinėjame ir jis, sako, įsusėjami už galvos, sako, jūs neįsivaizduojat, kas čia yra. Sako, mes jau nustatėme tiek ir tiek teisėjų. Iškai jis neapsiribojo vien tais keliais žmonėms, sako, aš pasivesiu visą savo gyvenimą kovai su pedofilais. Ir jis net savo ranką, reiškia, mes turim surašytą tos teisėjus, ką jis privataus tyrimo metu, reiškia, jie buvo nustatę. Po žudynių Kaune jau savaitę įvykiai rutuliojasi pašėlusių tempu. Visa Lietuva užgniaužusi kvapą laukia, kadagi paaiškės tikroji tiesa. Ir pagaliau vakar vakare prokurorai prabilo. Andriui Ūsui įtarimai pedofilija jau pareikšti dar rugsėjį. Tai reiškia, kad Drąsiaus Kedžio pasakojimai apie prievartaujamą mažą dukrelę nebuvo pamišėlio kliedesiai, o baisi, labai baisi realybė. Jūs pasižiūrėkite, jis atnešė visą, kiek jisai kam pareiškimų rašęs. Reiškia, Šalaševičiūtei, Kauno apygardos teismui, generaliniai prokuratūrai, reiškia, vaikų teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigai. Čia aš įsitikinęs milijonų%. Aš eisiu iki galo. Kovosiu lygi galo. Aš dabar užsimsiu, mano bus dabar tikslas, užsimsiu, aš dabar tokią veiklą kovą su pedofilais, su tais tarakonais, su smirdusiais, iškrypėliais. Ima aiškėti ir tai, kad pedofilų klano gijos driekėsi į aukščiausių pareigūnų kabinetus, o kruvini įvykiai atskleidė tai, kas jau seniai vyksta Lietuvoje. Tiek daug metų ir taip kruopščiai slepiama. Specialus ir šokiruojantis Akistatos tyrimas jau visai netrukus. Buvo įrašyti keli prokurorai, kaip jie ten linksminasi su mažametėmis mergaitėmis Lazdijų rajone. Tai buvo nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai. Beje, viešojoje erdvėje šiuo metu atsiranda ir keletas įkyriai peršamų, labai jau keistų šio įvykio interpretacijų. Esą teisėjo nužudymas naudingas daktarams, o antroji auka nužudyta siekiant susėti įvykį su Kedžiu. Įdomu, kas ir kiek pinigėlių susižėrė į kišenę už tokių versijų skleidimą. Ar tai nėra tik dar vienas desperatiškas pedofilų klano būdas juodaisiais metodais ginti savo griūnančią tvirtovę? Tęsinys iš karto po reklamos, likite su TV3. Kol visa Lietuva spėlioja, kas iš tiesų atsitiko tą kruvinąjį pirmadienį, kol gailėjo iš namų išplėštos mažos mergaitės, svarstė, ar baisūs kaltinimai pedofilija pagrįsti, Akistatos žurnalistai rinko medžiagą skandalingam tyrimui. Netikėtai mūsų dėmesį patraukė viena karštojo komentaro publikacija. Joje pareigūnų kalėjime sėdintis, buvęs specialiųjų tarnybų agentas, atskleidžia šokiruojančios informacijos. Teisėjas Jonas Furmanavičius tą rytą, kai buvo nušautas, su savimi turėjo slapta filmuotų vaizdų, kaip aukšti prokurorai tvirkina mažametės. Nedelsdami susisiekėme su karšto komentaro redaktorė Giedrė Gorienė.
Moteris sako, atvažiuokite. Visokių čia versijų gali būti, nes kažkaip labai irgi įdomus yra toksai variantas, kad kai mes paskelbėme kitą versiją, ten labai nedaug, tik tai vos 3 sakinius. Suprantat, iš karto buvo nulaužta mūsų internetinė svetainė, kuri neveikia. Ir dabar dar tenai veikia, reiškia, neveikia. Giedrė Gorienė, kaip ir daugelis žurnalistų, su Drąsiumi Kedžiu buvo susitikusi ne kartą. Dar tuomet, kai nevilties ir pykčio apimtas tėvas su pedofilų klanu rengėsi kovoti ir kovojo ne ginklu, bet viešumu. Jis buvo visiškai, kaip sakyti, desperacijai, jis nebežinojo, ką daryti. Ir jam buvo vienintelis kelias, sako, viskas, jau bylą uždaro. Ir aš dabar, sako, matau vienintelį kelią viešumą. Ir jisai kreipėsi ne vien tik tai karštą komentarą, jisai kreipėsi, aš kiek žinau, į visus žurnalistus. Ir jis net pristatė sąrašus Seimo narių, kuriuos jisai kreipėsi, pristatė sąrašus partijų, reiškia Europos parlamentarai. Jisai daug kur kreipėsi, jis bandė šitą išjudinti, kadangi, sako, aš pajudinau labai didelį pedofilų klaną. Tačiau pradėkime nuo pradžių. Bausmę pareigūnų kalėjime atliekantis slaptasis agentas Kęstutis Vilkauskas Giedrei Gorieniai dar prieš visą Lietuvą sukrėtusius įvykius telefonu pasakojo apie korumpuotus pareigūnus, apie klastojimas bylas, užsiminė ir apie pedofiliją. Pasakė net turintis svarių įrodymų 2 mikrokasetes, kuriuose slapta nufilmuota, kaip aukšti prokurorai Lazdijų rajone prievartauja ir tvirkina mažas mergaitės. Tai nuotraukose buvo, reiškia, kelių prokurorų, kad buvo įrašyti keli prokurorai, kaip jie ten linksminasi su mažametėmis mergaitėmis Lazdijų rajone. Tai buvo nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai. Kitaip sakant, taip pat pedofilija. Taip pat pedofilija. Ir jis pasakė, kad saugumas, reiškia, jisai perdavė saugumui šitas, reiškia, įrašus, bet jisai turėjo kopijas. Vienas buvo, sako, pasidėjęs, reiškia, būtent pas Furmanavičių. Ir sako, kad saugumas naudodavo šitas, reiškia, kopijas, šitos įrašus paspausti reikiamus prokurorus, reikiamus, reiškia, bylose. Kęstutis Vilkauskas pažada perduoti Giedrei Gorieniai filmuotą medžiagą, kurioje aukšti prokurorai tvirkina mažametės. Ir paskambina tam pačiam teisėjui, Jonui Furmanavičiui. Nustebote? Taip, Kęstutis Vilkauskas tvirtino šį teisėją pažįstantis jau seniai, kaip savą saugumo žmogų. Ašgi, sako, su tuo teisėju nuo 24 metų pažįstamas. Sako, mane suvedė saugumas, kad sako, kad čia yra mūsų žmogus, jeigu kas, vienu žodžiu, kokia kils ten problemos, kokie ten klausimai, kreipkis visą laiką į jį. Ir, sako, buvo, reiškia, pas tą žmogus, sako, aš buvau palikęs tam tikrus įrašus apie vieną aukštą prokurorą. Pas tą teisėją, kadangi, reiškia, ten, sako, Lazdijų rajone, ten vyko orgijos, ten, sako, buvo mergaitės nuo 9 iki 14 metų. Buvo įrašai ir jisai, sako, aš vakar vakare kalbėjau su Furmanavičiumi, kad tu pasiimk tas 2 mikrokasetes į darbą, atvažiuos mano žmogus ir, sako, reiškia, tu jam perduosi. Sako, man Furmanavičius pasakė, gerai. Tačiau tą rytą, kai mikrokasetes iš Jono Furmanavičiaus turėjo paimti slaptojo agento žmogus ir perduoti žurnalistiai, teisėjas netikėtai nušaunamas. Anksti ryte šalia savo namų. Galbūt teisėjas Jonas Furmanavičius buvo nužudytas dėl to, kad ketino išduoti savo sėbrus, o Drąsiumi Kedžiu buvo tik pasinaudota. Sutikite, žudynės atrodė kruopščiai suplanuotos, įvykdytos šaltakraujiškai, be menkiausios klaidos, tarsi gerai treniruotų samdomų žudikų operacija. Jeigu jis tai būtų daręs, tai jam tada jokios konspiracijos nereikėjo. Ten autobusiuką apklijuoti, reiškia, vaidinti avarijas. Čia yra tas tarnybų bruožas, reiškia, kažkokias konspiracijas vaidinti. Jis tiesiog būtų atėjęs į teismą ir prie visų teisėjų šovėsi kaktą. Man toks buvo jausmas, kad jisai tada jam nebūtų buvę ko slėpti, nes jeigu jisai puikiai žinojo, sako, jeigu aš tai padaryčiau, mane, reiškia, pasodinti iki gyvos galvos. Po to, kai ši skandalinga informacija iškilo į viešumą, Kęstutis Vilkauskas dar kartą paskambino Giedrei Gorieniai ir atsiėmė savo žodžius. Bet ne dėl to, kad prieš tai melavo, sakė, buvo ne juokais įbaugintas. Ir pas jį atvažiavo toj prisistatė pareigūnai ir jie privertė jį pasirašyti, kad jisai atšaukė, ką jisai, reiškia, pasakė. Kadangi, sako, grasinimai buvo tikrai labai, labai dideli. Ta prasme, jis išsigando dėl savo gyvybės? Jis išsigando ne kiek dėl savo gyvybės, jis išsigando dėl savo vaikų gyvybės. Tai jam buvo duota suprasti, kad jeigu kas... Jam pasakė, kad, sako, va, sako, tavo duktė protvenkinė, reiškia, Jonavoji ir netyčia nuskęs.
Tuo metu akistato žurnalistam pavyko gauti patikimų duomenų, kad Jonas Furmanavičius prieš 20 metų jau buvo įtartas pedofilija. Tuomet kartu su kai kuriais garsiais ir įtakingais politikais bei pareigūnais, kurių pavardžių kol kas neatskleisime, įtrauktas į taip vadinamųjų pedofilų sąrašus arba įskaitą. Dėl to privalėjo vykdyti visų specialiųjų tarnybų nurodymus besąlygiškai, kitaip būtų demaskuotas. Dar kartą pažiūrėkite, kaip maža mergaitė iš krūvos nuotraukų atpažįsta Joną Furmanavičių. Jos tėtis stovi tolėliau. Niekas nuotraukos nepaduoda, nebaksnoja pirštu ir neišskiria iš kitų. Mergaitė pati pirštu duria į Joną Furmanavičių. Šitas? Jo, Kaip jo vardas? Kaip jo vardas šitas? Jonas. Šitas? Tikrai? Ne vieną kartą, tai bandėm įsitikinti, kad mums patiems nekiltų abejonių, ar iš tikrųjų. Tai ir su tai mergaitė kalbėjo sesuo. Tai tik tada, kada mes buvom ne 100%, sakykim, o 1000% įsitikę, kad yra pagrindo manyti, jo galėjo tai būti tikrai. Tai tada Kėdys kreipėsi. Tai priešingų atveju mes nebūtumėm daleidę tokios situacijos, tai jūs patys pagalvokit, logiškai, aš dirbu Kaune, vadovauju Kauno advokatų kontorai, vaikštau į teismus, dirbu ne pirmi metai,